Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Ar girdėjot mūsų grausmingą pasisveikinimą? Kodėl jis toks grausmingas? Dėl to, kad šį kartą Šratinukų pasakėlių laidelėje be manęs, tai yra Dalės, ir be Kamilės, kuri jau buvo ana laida, Sveikučiai. ir be Adelės, kuri buvo taip pat ana laida, koks sutapimas. Labas. Dar prisijungė ir Viktorija. Labutis visiems. Taigi labai džiaugiuosi, kad mūsų šį kartą yra tiek daug. Pagaliau ne aš viena su kažkuo dar kitu palikta dviese, bet štai mes jau 4. Ir iš karto manau, kad mums 4 bus žymiai lengviau išsiaiškinti praėjusios laidos mįslę, kuris skambėjo štai taip, primenu, kas užmiršo. Bet aš labai tikiuosi, kad niekas neužmiršo, kad visi praėjusią laidelę labai įdėmiai klausėsi ir atsimena. Na, bet tiek to, visiems žepliukam primenu. Su liemeniu ir šaknim, bet ne medis, su kepure, bet ne vyras. Kamilė ir Adelė praėjusią laidą labai gerai girdėjo šią mįslę. Galbūt jo žino įminimą? Ne, nežinau. O Adelė, tu? Man atrodo, kad grybas. Tikrai, Viktorija, kaip tu manai? Na, aš kaip tik, man dabar šiom savaitėm labai aktualu grybauti. Važiuom su mama, su tėčiu. Ir dabar pagalvau, kad čia tikrai, taip galvoju apie grybus ir pagalvau, kad čia tikrai gali būti grybas. Ir dar Adelė taip patikslino, pagalvau, tikrai gali būti. Na taip, jeigu jau 2 žmonės sako, štai Adelė ir Viktorija sako, teigia, kad tai yra grybas, tuomet ir aš jau nebedrįstu net ir ginčytis, aš manau, kad tai grybas, bet trūksta tik Kamilės pritarimo. Taip, aš irgi sutinku. Taigi, ir šį kartą mes kalbėsime apie ką? Žinoma, kad apie grybus, čia jau net klausimas nebegali kilti. Viktorija jau iš karto prisipažino, kad ji daug grybavo. Adelė, o tu, ar grybauji? Taip, su tėčiu. Dabar vasaros vidury, pabaigoj, tada grybaudavom. Dabar rudenį nebegrybaujam. O kodėl? Juk rudenį kaip tik pats grybų metas. Nes jau vasarą prisigrybavom grybų baravyko. Žodžiu, neblogas laimikis, jūs prisigrybavote tiek, kad jau dabar sočiai ir daugiau tikrai nebereikia. Nu, jo. O Kamilė, kaip tau su grybavimu? Ar daug prisirinkai, o gal išvis net nebuvai? Aš nebuvau, nes nemėgstu grybauti ir labai bijau erkių. Ai, žodžiu, bijai eiti į mišką? Taip, O pavyzdžiui, uogauti ar ką nors kitą veikti miške ar apskritai ten neini? man neįdomu tenai. Neįdomu ar bijai? Tiek bijau, tiek ir neįdomu. Na, čia kiekvieno pasirinkimas. Manau, kad iš mūsų radijo visų klausytojų tikrai atsirado ne vienas, kuris pritarė ir galvoja, taip, aš irgi kaip Kamilė nenoriu eiti tą mišką, nei ten kas įdomaus, dar ten erkių visokių ir kitokių baisių padarų pilna. Na, o aš prisijungiu prie Viktorijos ir prie Adelės, grybauju, grybavau, grybauju ir grybausiu dar toliau ir toliau, nes labai myliu grybus. Mėgstu juos ir valgyti, bet vis tiek pats grybavimas yra dar įdomesnis. Man atrodo, kad kiekvienas, kuris yra bent kartą grybavęs, žino tą jausmą, kad štai eini mišku, atrodo nieko nerandi ir staiga tik šlept išlenda iš kažkur tai grybas, o dar to labiau baravykas, grybų karalius. Nueini jo pjauti ir kol pjauni, pamatai antrą. Tada eini to antrą ir kol prieini prie antro, pamatai trečią. Va čia yra visas smagumas. Ar jums teko tai pajusti? Oi, čia tai kaip tik taip ir buvo. Pjaunu vieną, randu kitą, pjaunu antrą, randu trečią ir taip gal bent 10 grybų. Pusę keselio pririnkom taip. Aha, aš irgi iškart noriu pasidalinti savo įspūdžiais, kad nuėjau į mišką, ten žinau, kad dažniausiai visada auga lepšiai. Taip einu, iš pat pradžių nieko nėra, galvoju, atvelnės nepasisekė veltui, kažkaip tai tas laikas sugaištas. Ir staiga man prieš akis lepšis. Toks gražus dar jaunutis. Aš einu prie jo ir dar prie jo eidama pamatau antrą. Ir tada dar kol pjaunu tą pirmą, žiūriu iš kitos pusės trečias.
Ir tada tas jausmas taip pasimeti, kad nežinai, prie kurio pirmiau eiti, ar prie to antro, ar prie to trečio, nes, tiesiog, ir paskui dar ketvirtas išlindo. Ir kai tai būna, dažniausiai stengiasi kuo greičiau pjauti, kad daugiau kitas neatrastų ir kad tavo grybų būtų daugiau. Jo, svarbiausia, kad daugiau grybautojų neateitų ir grybų neišvoktų. Adelė, matau, irgi čia spurda juokėsi kažką, tai ką galvoji? Mes su tėčiu vieną kartą grybavom, tai miške pasiklydom. Po to mes sutikom žmogų, tai jis pasakė, kur daug yra baravyko, o po to einant toliau tėtė atpažino mišką, o tada, kai jau norėjom išeiti, tada labai daug grybų radom ir tėtis net nenorėjo išeiti iš miško. Ai, va, čia geriau būtumėt pasilikę pasiklydę. Taip. Bet štai geras žmogus, jūs pasiklydot, klausėt kelio namo, o jūs užuot pasakęs, kur jūsų namai, į kurią pusę, jis pasako, kur daugiau baravykų. Nu, nes jis jau rado pilną keselį, dar į megztinį prisidėjęs. Na, žodžiu, čia sekasi visiems labai gerai. Taigi, Kamilė, ar nepakeitai nuomonės, ar tau nepasidarė įdomu? Ne, nepasidarė. Na, mes pabandysim dar šią laidą tave įtikinti, nes laida mūsų dar tik tais, kaip sakyti, dar net neįpusėjo. O mes dar ir neperskaitėm pasakos. Taigi, Kamilė, laikykis, nes mes turėsime šią laidą labai daug argumentų įrodančių, kad grybauti ir apskritai eiti į mišką yra labai smagu ir įdomu. O dabar klausome pasakos. Rytas, pats jo ankstumėlis, kuomet rūkas dar palaimingai snuduriuoja drebulių viršūnėse ir saulutė dar toliau žemės kraščiuko. Tik raudonviršys pakirsta tokiu metu, pasimankština, sužvarbęs nuo nakties drėgmės, pasklaido lapus, pajudina mažus savo vaikelius. Mėgaliai, kuku, laikas keltis, paskui išlys saulė, nurinks rasą ir liksit be vandens tokie maži. Oi, tėveli, nepatenkinti pūkščia grybukai, mes jau geriau būsime patys mažiausi, bet neves šį rytą braidyti po rasą. Kas ten ginčijasi su tėvu? Užsirūstina raudonviršys. 1, 2, rikiok! Nirnėdami, kasydamiesi pilvukus, mažyliai raudonviršiukai sustoja eilutėn ir paskui tėveliai bėga per eglyną, po paparčiais, per drebulyną, apsuka mėlynių uogienojus ir vėl sugrįžta į savo namus po nusvirusių beržų. Koks puikus rytas, tiesiog nuostabu, gaivumėlis, rasos tyrumėlis, o oras. Patenkintas šūkčia senis raudonviršys, tačiau jo šeimyna paniurusi, eina užsmukusiom kepurėm, susiraukia, o pas mažiausias dar ir tyliai verkšlena. Na ko tu, raudonviršėli, taip nuliūdai? Švelniai lenkėsi prie jo tėvelis. Sušalai, sušlapai, linksi galvą mažulis ir dar garsiau pravirksta. Na, nereikia, jau ir pats graudinasi raudonviršys ir suminkštėja jo tėviška širdis. Eikit, pailsėkit mažume, o aš čia pastovėsiu, pagalvosiu. Raudonviršiukai užsikloja nukritusiais lapais ir palaimingai užmiega. Tik senis grybas petim atsirėmęs į beržą, vaiko nuo savęs įkyręs museles, susiraukęs kasusi pakaušį ir nieko negali sugalvoti. Žinoma, vaikučiam šalta tokį rytmetį išsiritus tiesiai iš lovelės, bet ką daryti? Kitaip jie neišauks tikri raudonviršiai, tokie kaip jis. Lietaus grybas jau seniai nematė, tik savo jaunystėje, tad mažuliai gali įsimaudyti vien ryto rasoje. O jeigu? Raudonviršys pasižiūri į savo kišeninį laikrodėlį ir nusprendė sugrįžti anksčiau, negu gali pabusti grybukai, nubrenda per girią. Dabar svarbiausia susirasti Sfeksą. Jis turi tokią ilgą adatą, kad bemat pasius batus visai jo šeimynai. Kiek čia to darbo? Po batą kiekvienam. Pamatuos, sulenks iš lapo aukšlį, sudiksniuos ir viskas. Batai gatavi. Sfeksą rado pakybusi po šakelę ir susimaščiusi. Sfeksai, klausyk, aš su reikalu. Reikalu? Sfeksas kažką burpteli po nosim. Reikalas, dėl kurio galima kreiptis į mane, turi būti labai svarbus. Ko nori? Supranti,
Noriu paprašyti, kad mano sūneliams pasiūtum batus. Taip, jis pasikasė pasparnę. Batų siūti niekada neteko, tad jis nesiryžo tarti nė žodžio. Ar tu nebuvai pas ežį? Ežys ne šiaučius, o siuvėjas, subausė raudonviršys. O be to, tas senas grabalius mano vaikams nepasiūtų tokių gražių batų, kaip kad padarysite jūs, meistrė. Nu, ką ten, susikuklino Sfiksas, aš jau nežinau. Supraskite, vaikučiai kas rytą sušlampa kojas, jie peršala kosti, jiems skauda gerklytės, ir aš, juos mylintis tėvelis, negaliu tai žiūrėti ramia širdimi. Atskriskite šiandien, meistrė, mes taip jūsų lauksime. Na, ką ten, nuo pagirų vabzdelis negalėjo atsitokėti. Gal iš tikro atskristi ar ką? Tai lauksim, raudonviršys pamojavo jam ir nusiskubino atgal pas savo mielus vaikelius. Jie miegojo ir iš po lapų atplaukė tylus šnopavimas. Tinginiai, tikri tinginiukai tie mano vaikai, pagalvojo Grybas, bet žadinti jų nežadino. Atskris Sfiksas tada. Bet siuvės neužtruko. Atzvimbė pro medžius, apžiūrėjo visų 4 kojas, išmatavo jų dydį ir paklausė tėvelį. Su papuošimais ar pe jūs siūsim batelius? Tėvelis norėjo paprastų, tik tvirtesnių, kurgi su tokiais išdykėliais. Svarbu, kad bateliai ilgiau laikytų. Kitą dieną Sfiksas atskrido vėl. Iš tolo raudonviršį išgirdo jo dūzgimą ir meistras buvo sutiktas su džiaugsmu. Ir tikrai, kai tik pamatė jį, visi net išsižiojo iš nuostabos. Kojose vabzdelis laikė smilgą, po kuria buvo parišti 4 skirtingų dydžių batukai. Priekyje didelis vyriausiam grybeliui, toliau 2, 3 ir galiausiai mažiausias batukas raudonviršėliui. Naktį purškė mažas lietutis ir ryte Grybai buvo jau daug didesni negu vakar. Todėl pradėję matuotis batus, nė vienas jais neapsidžiaugė. Batai buvo maži. Negali būti, stebėjosi Sfiksas. Jeigu būčiau ne pats matavęs, suprasčiau. Bet čia aš jau nežinau. Nagi, parodykit kojas. Jis iš naujo matavo grybukų kotus, užsirašė, kas reikia ir nuskrido. Rytojus dieną prie beržo vėl atlakino 4 batukų, bet ir tie netiko. Taip jis siuvo ir nešiojo batus visą savaitę. Per tą laiką grybukai virto dideliais, plačiakepuriais grybais, o paskutinę dieną rado juos sudrybusius. Aplink skraidė apsnūdę grybinės muselės. Aš batus atnešiau, užkalbino vieną muselę. Kažin, ar jiems dar reikia jų? Gal jau nevaikšto po rasą? Kokias kvailystės čia plepi? Nusistebėjo ta. Nuo kada raudonviršiams prireikė batų? Pasenai tu, Sfikse, prisigalvoji visko. Ar aš? Čia va kas? Jis? Ir norėjo parodyti senį raudonviršį, tačiau jo jau nebuvo. Tarp lapų juodavo tik vieta, kur kažkada augo rūpestingas grybukų tėvas. Šratinuko pasakėlės. Graži Selemono Paltanavičiaus pasaka apie tą raudonviršį rūpestingą tėvelį ir jo vaikučius. Na ir Kamilė, ar vis dar nesusivavėjai miško gyvenimu? Ne, man buvo gaila tų grybų, kuriuos jis nupjovė. Kas nupjovė? Aš nežinau, nebuvo parašyta, bet jų nebebuvo jau tų grybų. Nu, supratau, kad jie patys jau augo, peraugo ir išvirto, ar pasibaigė jų gyvenimas. Ai, aš galvoju, kad jis nupjovė. Na, bet gali būti, iš tikrųjų, kas čia žino, ką autorius turėjo omeny. Na, o Adėlė, aš jau pastebėjau, kad tu turi gana lakią fantaziją. Aną laidelę mes kalbėjom, kaip ten porcelianinės statulos vaikšto, dabar kaip tie grybai vaikšto. Nežinau, kaip tie grybai vaikšto su viena koja. Aha, tai labai puikus pastebėjimas, kad grybai turi tik vieną koją, nes jiems čia buvo taip ir parašyta, kad reikėjo tik po vieną batą. Nu, nes jie turi tik vieną kotą, tai ir vieną koją turi.
o kai jie auga, koja užauga. O kurią koją jie turi? Kairę ar dešinę? Vat Viktorijos paklausiu. Ai, nu tai jie turi vidurinę koją. Vidurinė? Kaip jie atrodo? Nes dabar, taip, kiekvienas dabar, kas klausosi mūsų radijo ir mes štai čia visos keturios pasižiūrėkime savo kojas. Iš pat pradžių į dešinę koją. Mato, dešinė koja yra truputį, į kairę pusę šiek tiek taip palinkusi, išlinkusi, taip? O dabar pasižiūrime kairę koją, o kairė koja šiek tiek irgi taip pat palinkusi. Tai į kurią pusę palinkusi tuomet vidurinė koja? Į priekį? Tokia užsilenkusi kumpa? Jinai tiesiai į priekį. Viktorija, kaip įsivaizduoji? Aš manyčiau, kad jie yra tiesi. Žodžiu, niekur nepalinkusi. Niekur. O, man kažkaip net vaizduotė, kaip čia taip atrodo. Gal Kamilė, tu ką nors? Neįsivaizduoji ir tu? Aš irgi neįsivaizduoju. Žodžiu, 2-2. Adelė su Viktorija įsivaizduoja, kaip atrodo, o štai va, aš ir Kamilė mes net nenutuokiam. Na, bet aš tikrai pasižadu jums, kad būtinai pabandysiu pasipaišyti kur nors ant popieriaus lapuko, kaip atrodo ta vidurinė koja ir kokių batų jai reikia. Na, kaip matom, grybų kojos labai greitai auga. Kaip čia taip? Nu, nes jie patys greit auga, tai ir jų kojas greit auga. Taip greitai, kad net nespėja batų niekas pasiūti. Nu, per dieną ir mes užaugam. O, štai kokia įdomi mintį iškėlė ir kiekgi tu per dieną pati užaugi? Nežinau, bet nedaug. Ar tau reikia lietaus, kad paaugtum? Ne, reikia daug košės valgyti. O kokios košės, manų? Nevalgau aš manų. Kokią valgai? Visokia, tik ne manų. Aš galėčiau dar pasakyti, kad mums reikia lietaus į burną. Tai vadžiu, kai lyja lietus, reikia išeiti lauką ir įsižioti? Taip. Ai, štai ką tik mes išradom augimo eliksyrą. Tai labai yra svarbu mūsų mažiesiams klausytėms, kurie tikriausiai nori užaugti kuo didesni ir kuo stipresni. Kai lis lietus, išeikit į lauką, įsižiokit, prigerkit daug lietaus vandens ir tuomet užaugsit dideli kaip tie raudonviršiai. Štai Adelė net pritrūko žodžių, ką čia reikia pasakyti. Na, o šiaip, dabar apie pačius tos raudonviršius, kitaip dar vadinamus raudoniukus, dar pakalbėkim. Labai įdomu man apie tos grybus, aš kaip sakiau, jau jas labai mėgstu, tai galėčiau apie jas kalbėti. Jūs, kadangi štai Adelė su Viktorija grybavot, kokių grybų labiausiai prisirinkot? Ar buvo tarp jų ir raudonikų? Nebuvo raudonikų. Mes arba baravyko, arba dar kitokių. Na, pas mane buvo labai daug baravykų, keli lepšiai ir vienas raudonviršis. Nu, dar pasakyk, kad mažutis. Tikrai labai mažutis buvo. O aš irgi šiais metais radau netgi 2. Vienas toks jau gana didelis, toks plačiakepūris, o kitas visai netoliese augo turbūt ant to raudonviršio vaikutis, toks mažutis, dar net kepurytė pilnai neprasiskleidus. Ir reikėjo, norint jį išrauti, nors paskui apie rovimą grybų šitą pasakysiu, norint tą grybą paimti, reikėjo iš samanų giliai kapstyti. Na, dabar, kad jau pradėjau apie tą grybų rovimą pasakoti, tai tie, kurie mūsų klausytojai nežino, tai iš karto pamokysiu, kad kai einate grybauti, neraukite grybų su šaknimis. Ir galbūt Viktorija pasakys, kodėl reikia juos nerauti, o pjauti. Juos reikia pjauti dėl to, kad jie dar galėtų dar atgyti, kad turėtų antrą gyvenimą. Žodžiu, iš tų šaknų ten kažkaip tai po žemę eina tas tų grybų tinklas, giminės medis kažkoks auga ir per tą grybieną išauga naujų grybų. O jeigu mes išrausim grybą su visom šaknim, tai jis jau niekaip nei antro gyvenimo, nei giminės nebepratęs, taip? Taip, būtent. Na, Kamilė, ar vis dar nesusidomėjai grybais? Matai, jų netgi ta dauginimosi sistema tokia visai kitokia nei visų kitų padarų. Gal truputį ir pakeičiu nuomonę apie grybavimą, bet nelabai.
vis tik neisi. Ne. Na šiaip dabar pasižiūrėjus į kalendorių jau yra spalio mėnesis. Tad jau grybai kaip ir baigėsi, bet prieš tai visą rugsėjį mes labai turėjom, tikrai neblogus orus ir galėjom grybauti. Taigi kitiems metams, manau, mūsų patarimai, kaip reikia pjaustyti grybus ir apie raudonikus visus tikrai tinka ir mes galime pasižadėti, kad kaip grybavome šiemet, grybausime ir kitąmet. Jeigu bus grybų, tai būtinai. Tikrai grybausiu. Ir kaip nors mes pabandysime į tą grybavimą įtraukti ir Kamilę, ir kitus, kurie galbūt net nėra patyrę tų grybavimo malonumų. Galbūt dėl to, kad niekada gyvenime negrybavo ir neįsivaizduoja, kaip tai yra smagu, kaip mes kalbėjome laidos pradžioje, kiek daug gerų emocijų suteikia ir kaip viskas yra įdomu. Vien dėl to, kad jie to nežino, jie dėl to ir neina. Kamilė, ar tik nebus taip, kad tu apskritai nesi net grybavusi miške? Nesu grybavus niekada. Štai dėl ko tu ir nežinai, kaip ten yra viskas įdomu. Taigi, kitais metais tikrai būtinai pasižadam, kad eisim visos 4 grybauti. Na, o dabar greitai jums užduodu mįslę, kad žinotumėm, daugmaž orientuotumėmės, apie ką kalbėsime ateinančią kitos savaitės laidą. Ir tuomet jau žinokit, nebegaliu, bėgsiu valgyti grybų. Aš žinau, kad dabar mama yra išvyrusi grybų su bulvėm ir ten su padažu, žodžiu, labai labai skanu. Tad iš karto prie mislės, kol seilės dar visai ten neaptaškė visko. Na ir tu mane sugundė, aš irgi pasidarysiu grybų. Taip įsitrauksim, prisigrybavom grybų visai žiemai ir ne tik žiemai ir pavasarį, žodžiu, visiems metams trauksim iš šaldytuvų, iš šaldiklių grybus ir jas dabar darysime, visokiausius patiekalus, kepti grybai, virti grybai, grybų čilpinukai ir taip toliau, net neįsivaizduoju. Na, bet nebenukrypkim, aš jau noriu užduoti mislę, jūs vis mane išmušat iš vėžių. Taigi, mislė skamba štai taip. Balti balandžiai lankose tupi. Kartuoju dar kartą. Balti balandžiai laukose tupi. Kas? Nežinau, sužinosim kitą savaitę. Taigi, o dabar iki, einam valgyti grybų. Iki. Iki. Viso gero. Su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.